Na ką, šeštadienis nuo politikos galim truputį pailsėti, toliau konstruojam savo droną. Nemažai detalių šiandien yra, bet šiaip pakankamai paprasta užduotis, tai yra viską sulituoti. Pradėsim nuo šito valdiklio. Litavimas vyks prilituojant šitos pinus. Jie matot yra pagal spalvas, kur V tai raudona, kur G juoda, visa kita yra balta. Tai reiškia, balti yra signalas, V yra srovė, raudona, G yra žemė juoda. Dar dėl pinų litavimo yra tas, kad nebūtina sulituoti visus pinus prie valdiklio, užtenka tik tuos, kuriuos naudosi. Bet aš lituoju dažniausiai visus, nes mėgstu paeksperimentuoti, nežinau, kada viską naudosiu, tai tiesiog ir gera praktika pasipraktikuoti litavimą ir šiaip žinai, kad tada tą valdiklį gali bele kokiem projektam naudoti. Čia aišku reikės atsukti, nes iš kitos pusės lituosis, plus dar be pinų reikės prilituoti baterijos laidus ir greičio reguliatorių laidus, o šitos antenas man atrodo reikės nuimti, nes jos biški maišus. Ir aš kai lituoju mėgstu susilituoti ne tik tai valdiklį, bet ir visus komponentus, tai yra ir imtuvą, ir greičio reguliatorius, ir GPS-us, jeigu reikia. Tai čia tam yra papildomos visokios medžiagos, valangaliai. Svarbiausia, aišku, turėti normalų lituoklį, nereikia kažkokio ypatingo, tiesiog paprasta, kad būtų geras angalis, kad nebūtų jisai per daug didelis, nes komponentai maži. Po to gerą pritvirtinimą kažkokį komponentų prie stalo, kad jie nevažinėtų, nes labai erzina, kai būna tokios padedamos stotelės litavimo, kurios visiškai nepristvirtina ir tu lituoji ir jos važinėja po visur. Jeigu pirksit, tai atkreipkite dėmesį, kad būtų arba sunki, kad jinai stabiliai judėtų, arba geriausiai pristvirtintų prie stalo. Ir dar šiandien pasibandysiu fliusą, tai gal bus gražesni litavimo taškai. Tai va, čia galėsim po to prilituoti elementų laidus ir greičio reguliatorių bei kondensatorių. Pagrindai dirbsim su šita plokšte. Čia reikia tik atsargiai žiūrėkit, nesumaišykit, kuria pusė turėtų būti tie pinai, nes vieną kartą buvau sumaišęs, tai labai ilgas procesas juos atlituoti. Va, turim tokio pigeškinio fliuso iš Čainos. Pažiūrėsim, ar kažkiek geriau bus, bet man atrodo, čia reikia tiesiog daugiau man praktikos tam, kad būtų geresnė kokybė tų taškų. Nu, bet pasibandys. Dar vienas iš svarbesnių dalykų, tai turėti neblogą ventiliaciją, nes labai naudingi yra litavimo dūmai. Tai aš čia tokią turiu pasidaręs, dar įsidėsiu ventiliatorių, tai jis įtrauks dūmus. Pirma eilė pinų sulituota, nors nelabai gražiai, bet svarbiausia, kad jie laikosi neišsilydė, yra pakankamai tiesiai. Kažkaip reiks bandyti rasti geresnį litavimo, filmavimo balansą, nes dabar tai belekai nepatogu. Na, šita pusė valdiklio padaryta, žiauriai sunkiai, dar taip niekada sunkiai nesilitavo viskas. Nežinau kodėl, gal senai litavau, bet eina savo. Nu, reikia tikėtis, kad kita valdiklio pusė lituosis lengviau, čia ir tu, mes manai, čia labai daug smulkių tų pinų, čia tokia truputį galima sakyti paprastesnė, 4 laidai iš esmės ir didesnės plokštelės, kur prilituoties. Tai dar liko šitos laidus prilituoti, GPS-as ir imtuvas. Pabaigiam valdiklį, taškai neįtin gražus, nu ką padarys, bet turiu pasakyti, su fliusu žymiai lengviau jie prisiklijuoja, tai geras dalykas vertas naudojimui. Aišku, buvau užmiršęs prilituoti kondensatorių, tai dabar teko tokį Frankensteiną padaryti, nes dar užsideda ant viršaus tas, tai reikėjo tą patraukti per trumpus tos laidelius, nukirpau ūselius, nu, karačią belekas. Svarbu nieko nesugadinti, nieko neužtrumpinti, o jeigu veikia, tai skaitau, kad success.
Na, va, taip galtinis variantas atrodo valdiklio. Čia truputį susipainio laidai, taip neturėtų gautis, bet didelio efekto čia kažkokio tai neigiamo nebus dėl to, tiesiog patogumo prasme. Va, turim TBS GPS-ą. Iš tikrųjų susimaišiau, lituoti čia net nereiks, čia iš tikrųjų yra šitas kištukas. Ir čia tiesiog jisai taip įsikiša, o po to pagal laidus antgalius uždėsim tokius kištukus, va, užkrepinsim su repliam tokiam turim. Čia net litavimo nereikia, čia dar geriau iš tikrųjų. Na ir va, paskutinės komponentas litavimo. Šitie faini imtuvai, tokie mažiukai, pigus. Na va, imtuvas jau irgi paruoštas, sulituotas, reikia tik šitos galus užkrimpinti, uždėti tokius antgalius, kurie po to kišis į valdiklį. O vienintelis dalykas, kas liko, tai vadinama sukrimpinti šitos laidus. Tai yra uždėti jiems antgalius. Čia va tokie antgaliai yra, naudojant va tokias replės, tokią dėžutę, kur čia viskas yra, ko reikia krimpinimui, galima pradėti tuos antgalius uždėjinėti ir čia yra žymiai lengviau nei litavimas. Vienas dalykas, ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai kokiu eiliškumu bus sudėdami laidai. Tam reikia eiti į internetą, susižiūrėti savo valdiklio wiring diagram ir ten bus nurodyta, į kokį piną eina koks GPS arba imtuvo laidas. Na, čia esam Matex System puslapyje, atsidarę savo flight controllerio visas diagramas, čia yra Gallery, Spec Manual, Layout, Wiring. Mums yra aktualu wiring, tai reiškia, kaip bus jungiamas, tarkim, GPS-as į mūsų valdiklį. Čia parašyta, kaip, cell į cell, DA į DA, TX į RX, RX į TX, šitą reikia atkreipti, nes imtuve bus TX į TX, RX į RX, tai GPS yra atvirkščiai iš TX į RX, iš RX į TX. Ir visi šitie laidai turi būti sujungti taip, kaip numatyta pagal šitą sužymėjimą valdiklyje. Tai reiškia, aš naudosiu RX, TX, CL, DA, G ir voltus, būtent šitą liniją. Ir būtent pagal tą eilę aš žiūrėsiu, kad atitiktų mano tas kištukas laidus taip, kaip čia numatyta diagramoje pajungimo šito GPS-o. Tai šitą reikia nesumaišyti ir atidžiai žiūrėti, kad po to nereiktų ilgai aiškintis, kame problema, kodėl neveikia GPS-as. Matot, izoliuotas laidas yra sugriebtas šitais lapeliais, o plikas laidas turi kontaktą su metaliniu pinu. Čia truputį ištiesnam ir po to jį galima bus dėti į jo vietą. Na, turim 6 antgalius užkrimpintus. Dabar galim juos įdėti po vieną į šitą jų dėklą. Dabar jau svarbu yra eilė, kad būtų viskas pagal tą diagramą iš eilės sudėlioti laidelį. Pinus į dėklą gali būti pakankamai sudėtinga įdėti, kai kurie lengviau, kai kurie paprasčiau užsideda. Čia, pavyzdžiui, šitas labai paprastai užsiklikino, bet iki galo juos įdėti yra sudėtingiau, dėl to reikia kažkokį tai aš naudoju tokį labai mažą atsuktuvėlį, kad dastumti ir girdėtis tas klikas toks. Taip atrodo galutinai sujungtas GPS-as, paruoštas naudojimui, paruoštas įjungimui į valdiklį ir jo nustatymui. Dabar liko tą patį padaryti su imtuvu ir bus viso komponentai daugiau mažiau padaryti. Su siųstuvu truputį paprašiau, mažiau laidų, jo labiau kai raudonas ir juodas yra aiškiai pažymėti, kai kiti du laidai yra TX ir RX ir juos reikia sujungti lygiai taip pat kaip GPS-ą, nuėjus pažiūrėti pagal valdiklio gamintojo schemą. Vienintelis dalykas, kuris liko, yra dabar sujungti viską, išsibandyti programoje ar veikia, ar viskas netrumpina niekas, ir jau rišti patį siųstuvą prie imtuvo ir bandyti servus, motoriuką ir sukasi. Kai matysim, kad viskas veikia,
Tada galėsim pradėti konstruoti patį droną ir po to jau dėti visą elektroniką į droną. Šiam kartui tiek. Kitą kartą jau matysis truputį judesio bus, motoriuko judėjimas, bus servų judėjimas ir galima sakyti, jau bus jokie tokie rezultatai matomi plika akimi.